Labą dieną, brangus mūsų žiūrovė. Šiandien mes pradedame naują tinklalaidės ciklą pavadinimu Lietuvių Pencentro balsai. Kas nežinote apie Pencentrą, tai yra tarptautinio PEN, kurio štabas Londone, tarptautinio PEN padalinys Lietuvoje. Ir kaip ir tarptautinis PEN, mes pasisakome vieningai už žmogaus teisės, už žodžio laisvę, už rašytojų ir žurnalistų išlaisvinimą totalitariniuose režimuose. Taigi mes šiandien norime pasikalbėti su mūsų laidos svečiu Alvydu Šlepiku, kuris yra Lietuvių Pencentro ilgametis narys. Taip pat man padės jį kalbinti vertėja, taip pat ilgametė Lietuvių Pencentro narė, dabar ir valdybos narė Inga Toliševskaitė, kuri taip pat išvertusi Umberto Eko į lietuvių kalbą, greta daugybės kitų kalbų knygų. Tad, brangiai Inga, gal jūs tada ir užduokit pirmą klausimą mūsų Alvydui. Mielas Alvydai, noriu jūsų paklausti, kaip atėjote į literatūrą ir teatrą? Kas buvo pirma, teatras, literatūra, abu kartu? Labą dieną. Žinote, mano gyvenime taip nutiko, keistai ar nekeistai, kad turėjau gerus mokytojus, gerą mokyklą, tai buvo Videniškių vidurinė mokykla Molėtų rajone ir viskas vedė į tuos dalykus, apie kuriuos jūs ką tik tai kalbėjote, tai literatūrą ir teatrą. Kadangi buvo daug vaidinama mokykloje, aš irgi vaidinau daug įvairiausius personažus per visokių švenčių progomis. Taip pat pradėjau ir rašyti literatūrą mokykloje, kadangi taip pat mokytojai skatino. Ne kartą pasakojau, bet gal čia vis viena publikos skiriasi ir klausytojai skiriasi, tai gal ir negirdėjot, gana juokingą tokį mano galva atsitikimą, kaip aš pirmą kartą gavau honorarą. Praktiškai, kai pirmą kartą gauni honorarą, tai gal tada ir tampi profesionaliu rašytoju. Aišku, čia šiek tiek juokaujant sakau, bet na. Taigi, man tai nutiko berods 7 klasėje, ar 8, man atrodo 7. Mūsų mokyklos, mūsų klasės mokytojas literatūros ir kalbos, lietuvių literatūros ir lietuvių kalbos mokytojos Zagreckienės nebuvo, ar jinai susirgo, ar kas buvo, ir į klasę atėjo jos pavaduoti mokyklos direktorius Antanas Marcinkevičius. Antanas Marcinkevičius buvo įdomus žmogus, labai emocingas, labai toks tikrai neordinariška asmenybė. Vaikai dažniausiai jo bijodavo labai, nes jo kartais ekscentriškas elgesys šiek tiek vaikus net ir gąsdindavo. Nors kaip dabar suprantu, tai buvo labai geras, šiltas žmogus. Ir jisai mums liepė parašyti eilėraščių atėjęs. Jis ilgai pasakojo apie viską, kas yra literatūra, kas yra hiperbolė, kas yra metafora ir taip toliau, kalbėjo su visokiais palyginimais. Ir tuo metu buvo kaip tik jau krepšinėje pradėjęs liktai ten Sabonis reikštis ir dar kaip jaunas krepšininkas, ir jisai, prisimenu, mūsų vienai klasiokiai sakė, įsivaizduoji, koks tai yra krepšininkas būsimasis. Jeigu jis tave Marytę paimtų vieną ranką, tai jisai vieną ranką tave kaip kamuolį įmestų į krepšį. Sako, toks yra dabar čia auga galiūnas. Ir tokioj nuotaikoje jisai, būdamas, mums viską pasakojo. Mes sėdėjom, nežinau, ir juokėmės, ir šiek tiek buvom šokiruoti kartais, bet jis liepė mums parašyti eilėraščių. Nepamenu, ar kas nors kitas parašė, bet aš parašiau. Ir paskui
Jis pranešė, kad mano eilėraščiai pasirodys rajono laikraštyje, kuris vadinosi galingų pavadinimų Pirmyn su šauktuku. Tai tame Pirmyn pasirodė eilėraščiai. Aš buvau labai nusiminęs, nes jie buvo paredaguoti. Na, Be autorizavimo. Autorius buvo Alvydas Šlepikas, bet jie buvo paredaguoti. Kaip aš suprantu, tai, jisai tiesiog pataisė galbūt truputėlį kokį ten rimą ar ritmą. Bet man tai buvo baisi tragedija, aš negalėjau to suprasti, kaip tai galima mano tekstą, kuris yra mano tekstas, ateina kažkas ir kažką į ten redaguoja. Tai buvo pirmas susidūrimas su redaktorium. Bet paskui atėjo perlaida, 2 rubliai, nepamenu, ar 20 ar 80. Ir tai buvo labai gera perlaida, nes mano tėvas, dirbdamas statybininkų kolchoze, per mėnesį uždirbdavo 80 rublių. Tai, aš jaučiausi labai turtingas su tais pinigais ir pagalvojau, kad iš literatūros ko gero galima pragyventi. Tai va tokia buvo pradžia. Ir kodėl nuėjau į teatrą, o ne į literatūrą iš pat pradžių, ne į universitetą, o į konservatoriją. Taip jau nutiko, kad grįžęs iš sovietinės kariuomenės, kur atsidūriau tiesiog atsidūriau. Ir grįžęs iš sovietinės tos armijos, aš supratau, kad nelabai galiu abstrakčiai mąstyti. Prisimenu, paėmiau Sezemano estetiką ir skaičiau, nieko nesupratau ir man tapo aišku, kad aš į universitetą negaliu stoti. Aš nuėjau dirbti į gamyklą, dirbau tekintojų, šaltkalvių. Tas tęsiasi kurį laiką, bet vis galvojau, kad reiktų stoti, mano tuometinė meilė ir paskui pirmoji mano žmona tapusi, man vis priekaištavo, kad tu čia kažką tai apsispręsk, ar tu kur nors stoji, ar tu nestoji, ar tu dirbam normaliai, kodėl tu, O aš jaučiausi taip, tarsi grimščiau į tokį, į vandenį. Man taip atrodo, kad tarsi ant nugaros taip pat grimstum žemyn, o virš galvos susiskliaudžia tos žalios plūdenos, tokios maurai ir plūdenos. Kadangi ėmė atrodyti ta visa kasdienybė buvo tokia, kad dirbi to gamykloje, bendrauji su tai žmonėm, dažniausiai rusiškai, visą laiką jų ten interesas yra visiškai kitas, domino ir degtinė, tai loši tą domino, paskui tau irgi duoda tos degtinės, negerti, tu kažkaip irgi negali, nes visi ten geria, tada išgeri tos degtinės. Ir ėmė atrodyti, kad literatūra, knygos, visa kita, išvis kultūra yra ne tau, yra kažkokie kiti žmonės, kurie skaito knygas, jas rašo ir kad literatūra išskirta tiem žmonėm. O tu esi kažkoks tai toks nevykėlis, kuris lošia domino ir geri degtinę. Bet šiaip jau aš vis sakiau, kad aš vis stosiu, tik pasiruošiu, bet to pasiruošimo realiai jokio nevyko. Aš žinoma, tuo metu ir nerašiau nieko, jau viską buvo, nes mokykloje nemažai rašiau ir po mokyklos, bet jau tuo metu nieko nerašiau. Ir vieną kartą Irena, mano vėliau tapus pirmąją žmoną, Irena paskambino ir sako, tu vis čia kalbi, kad stosi, tai gal tu nori stoti į konservatoriją. Bet ji taip ironiškai sakė, nes į aktorinį čia, žinai, galima įstoti, čia dabar kviečia ten į aktorinį. Aš pagalvojau, kodėl ne, nes ten buvo
ten buvo kviečiama ateiti į konsultacijas. Aš atėjau į tas, ir aš nuėjau į konsultaciją, paėmiau atostogas, pasiėmiau gamykloje ir išėjau į konsultacijas. Aš būčiau neįėjęs į tą pastatą priešais tuometinį Lenino paminklą, todėl kad durys baisiai sunkios, jos labai sunkiai atsidaro. Ir ten žmonės ateina, išeina, aš kažkaip stovėjau, kaip ir kažkokia gėda buvo, kažkokia konsultacija, kažkokia aktorinė, kas čia per kvailystė, žinai, kvaila, tiesiog kvaila, iš gamyklos. Bet su manim ėjo Irena, kuri sakė, aš pasižiūrėsiu, kaip tu tenai eini. Ir jinai sako, aš tau atidarysiu tas duris. Atidarė man tas duris. Tai jis stipresnė už jis buvo. Ne, jinai ryžtingesnė, bet to jai tai nieko nekainavo. Man tai reikėjo eiti kaip pačiam savo ir žiūrėti, ar aš ten stosiu, nestosiu ir ką aš ten darysiu. O jinai tik atėjo, žinai, žinai, pasižiūrėti, kaip čia viskas vyksta. Ir dar beje, aš labai sloga buvo man didžiulė, aš šnirpščiau visą laiką, į ten nuėjau, sėdėjau mokomajam teatre ir žiūrėjau į tas konsultacijas. Konsultacijos vyko labai paprastai, ten tiesiog išeidavo į sceną koks nors vaikinas ar mergina ir sakydavo, aš noriu paskaityti eilėraštį, ar padainuot dainą, ar tą, ir ką čia patartumėt. Ir aš žiūrėjau į tos žmonės, šnirpščiau ten į nosinę, sėdėjau, aš pas niekur neėjau, ten nieko neklausiau, su nieko nekalbėjau, niekam nieko nesakiau. Ir žiūriu, kad kažkaip stebuklų ten nevyksta, neateina genijai, nieko jie ten. Aš poeziją skaičiau, man atrodo, kad ir supratau šiek tiek, mokėjau daug tų eilėraščių skaityti, ir man kažkaip atrodė, kad tie žmonės skaito, patys nežino ką ir neaišku kodėl. Aš pagalvojau, gal. Ir į antrą konsultaciją aš jau ėjau drąsiau. Į trečią, ketvirtą visai drąsiai, bet niekur nesirodžiau, tik tai žiūrėjau tenai. Paskui atėjo egzaminai ir aš įstojau su irgi perskaitęs Marcelijaus Martinaičio eilėraštį Kukutis pasauliniai parodai. Ir taip ir atsidūriau tenai. O ten tai buvo labai gerai, nes buvo nuostabus žmonės, su kuriais susidūriau. Iš tikrųjų visai kita aplinka, kitas kažkoks bendravimas ir taip toliau. Nors, sakykime, tas mokslo lygis, nekalbu apie specialybinius dalykus, nekalbu apie tuos visokius vaidybos reikalus, bet, sakykime, teorinės disciplinos, tai buvo labai prastai, ten nieko nesiskyrė nuo kokios profesinės technikos mokyklos, kurioje mokiausi prieš armiją. Bet šiaip tiesą sakant buvo tikrai puiku ir aišku buvo ne tik tai kursiokai puikus ir kaip ir draugai, ir talentingiausi žmonės, su kuriais ir dabar bendraujam labai artimai, kartais beveik artimiau negu su kitais giminėm. Bet taip pat ir dėstytojai buvo puikus. Žinoma, mes sukėlėm revoliuciją, nes tuo metu vyko revoliucija, čia 88 metai. Tai mes, aišku, atsisakėm visų dėstytojų. Mus konsultavo tuo metu revoliuciją kėlė Dailės akademijos ten studentai ir jų pagrindinis, gal pagrindinis ar vienas iš pagrindinių vadų Rimas Olšauskas. Mūsų pagrindinis vadas buvo Gintaras Varnas, kuris buvo toks aktyvus revoliucionierius, ir mes atsisakėm pirmam kurse visų savo dėstytojų. Tiesiog viskas. Bet tada iškylo, išmetėm, sakėm, mes su jumis nebūsim, nesimokysim. Ačiū, viso gero. Jūs ne tie, kurių mums reikia. Tuo metu rektorius, Beros Laurušas buvo, rektorius pasakė, kad tai tokiu atveju vyrai moteris, jūs kaip ir turėsim paleisti kursą, nes jeigu nėra dėstytojų, nėra nieko, tai apie ką čia kalba. Ar jie dėstė ne tokią netinkamą teatro mokyklą?
Ai, žinai, galima apie tai kalbėti, bet nelįskime į tą, tiesiog buvo, žinai, vis viena, žinot, profesorė Irena Vaišytė, kuri mus surinko ir pirmam kursė, ir kurios mes atsisakėmės, buvom paskutinis jos kursas, aišku, turbūt vyresni kolegos mūsų už tai, nu, tikrai nelabai kenčia, aš nežinau, nesusidūriau, bet manau, žinai, kai tuo metu viena, kad jinai sirgo, antra, kad jinai beveik nedirbo, dirbo daugiau antras dėstytojas, bet Romas Vikšraitis. Bet, žinot, buvo iš vis noras naujumo, noras kažkokios tai, noras šviežumo, noras tiesiog pačiam bendravime, pačiam kažkokiam, nu, net nežinau kame, bet tiesą sakant, tai ir įvyko, mes tikrai gavom labai daug laisvės, labai daug pasitikėjimo savim, labai daug tokios ir paramos ir pagalbos, nes mums buvo pasakyta, kad jūs turit susirasti kurso vadovą, kas būtų vadovas, nes kitaip jūs išformuosit. Nu ir kadangi Jonas Vaitkus turėjo jau paralelinį su mumis tą grupę aktorių ir režisierių. Ir jų ten buvo baisiai daug. Tai mes nusprendėm kažką tai ieškoti kito žmogaus ir nuėjom pas Dalią Tamulevičiūtę ir pasiprašėm, kad ji būtų mūsų vadovė. Ji tuo metu turėjo antrą kursą, bet vis tiek paėmė mus. Nes nesuprato, kad kitaip mus tiesiog išmes. Ir vėliau jinai pakvietė Mariją Misiūnaitę, universiteto teatro režisierę, ir pakvietė Rimą Tuminą kaip antrą režisierių irgi. Ir tai buvo mūsų specialybės dėstytojai. Nu, tai buvo tiesiog labai geras laikas, buvo nuostabus laikas, kuris labai daug davė, tiesa, kaip žmogui ir kaip. Kiek pačiam tada buvo metų? Nu, tuo metu man buvo 22 turbūt, apie 20, nes vis vien aš jau buvau po rusų armijos ir buvau po metų gamyklos, buvau po profesinės technikos mokyklos, po vidurinės armiją ir metai gamyklos. Buvau vyresnis už savo kursiokus 4 metais. Jo, nes aš 66 gimimo, o mano kursas visi 70. Ne visi, kai kurie yra 68, pavyzdžiui, ten Andrius Belovžėskis, Monika Bičiūnaitė. O mes buvom su Sauliu Mikolaičiu, buvom 66 irgi. Dar buvo toks Ramūnas Greičius, kuris dabar operatorius garsus Lietuvoje. Taip. Jis irgi buvo po armijos, dar porą vaikinų buvo po armijos. Mes tokie. Tai visgi ar jūs nemanot, kad teatro patirtis jums padėjo literatūroje? Aš manau, kad padėjo, tikrai padėjo, todėl kad visos patirtis literatūroje padeda. Bet kai kurios patirtis padeda tiesiog neišradinėti dviračio, o jo važiuoti. Sakykime, dramatinis kalbėjimas, dramaturginis rašymas, konstravimas paties epizodo, konstravimas dialogo, konstravimas tam tikras montažas veiksmų, nes pjesėje juk nėra taip, kad viskas vyksta nuosekliai. Ne, tai yra tam tikri veiksmai, vienas vienoje vietoje, kitas kitoje, kažkokie, viskas koncentruota, viskas labai lakoniška dažniausiai ir dar labai svarbus dalykas, kad dramaturgija išmoko to, kad visi personažai yra skirtingi žmonės, kad kalba skirtingai mąsto. Didžiausias, man atrodo, toksai iššūkis rašytojui, iššūkis čia toks žodis dabar populiarus, bet tiesiog tokia problema iškylanti prieš rašytoją, kad labai sunku suvokti ir kad personažas, kurį tu rašai, yra ne tu, kad jis
nemasto taip kaip tu ir jo logika turi vesti tam tikra meninė tiesa. Meninė tiesa ir kartu tam tikra logika irgi. Gali jinai būti meninė, bet kokia atveju tai turi būti tiesa. Negali bludžioti tiesiog, kad va, čia tavo fantazija, taip neišeina. Sakoma, kad personažai pradeda veikti patys, bet jie nepradeda veikti patys, juos pradeda vesti tam tikrą meninę tiesą. Tu suvoki, kad kitaip tu parašyti negali. Ir tai nebūtų tiesa, kad kitaip tu negali parašyti. Čia jūs tą turite omeny tiesa, nes gali būti meninis melas. Kad kitaip tu negali parašyti todėl, kad tada bus melas. Kad taip negali būti. Tai, net fantastiniam tekste, aš nežinau, tai reikia patirti, bet kokiu atveju tas personažas yra ne tu. Ir tą reikia suvokti. Tai, nes labai dažnai visi šneka kaip vienas ir visi šneka kaip autorius ir mąsto kaip autorius. Kai rašytojas kažkaip tai ne tai, kad suvokia, bet tiesiog kai kažkaip ateina toks įsitikinimas, kad personažas yra ne tu pats, o kažkas kitas ir jis kita asmenybė, kitaip mąsto ir tada rašytojas turi surasti, kodėl, suprasti jo logiką, kodėl jis taip elgiasi, kas, kaip, kur. Čia vėlgi labai artima ir teatrui, kadangi viena iš sistemų, aišku, jinai viena ir jinai nėra geriausia ar blogiausia, bet jinai tikrai įdomi, tai yra Stanislavskio sistema, kuri sako, kad aktorius turi žinoti apie savo personažą daugiau, negu mato žiūrovas, kad jisai turi susikurti savo personažą, turi žinoti jo tą vadinamą viršuždavinį, ko jis iš tikrųjų siekia tas personažas ir panašiai. Į tai galima žiūrėti kaip į juokus, bet dažnai tai pasiteisina. Ir literatūroje vėlgi, man atrodo, ypač rašant apsakymą, tai vis tiek man įdomus tie apsakymai, kur tu pasižiūri tarsi pro langą į kažkokį tai gyvenimo atkarpą. Ten ne kažko, ir mane žavi ne schema, kuri sudaro tą apsakymą, nes gali būti schema, sugalvota gudri schema, prasideda apsakymas, taip, įvyksta pabaiga ir apsakymas. Okei, gali būti toks, bet kai paėmė kokį nors, sakykime, Faulknerį ir skaitai, ir ten atsiveria pasaulis. Tai kai Faulkneris rašo, jisai negaili nei istorijos, nei ten į tą apsakymą sudėti viską, ką įmanoma. Ne tai, kad kiek telpa, bet tiek, kiek reikia. Kažkaip, nes jo iš tikrųjų tai ir romanus, jeigu gabalai sukarpytume, galėtų būti tokie galingi apsakymai, bet kartu jie nepabyra į atskiras dalis, nes tai yra sukurtas pasaulis ir tas ir žavi. Tai manau, kad aš čia nukrypau labai, jūs stabdykit mane, bet ta patirtis, kai tu susiduri su gera dramaturgija, o dramaturgija tikrai vis viena Dalia Tamulevičiūtė ir Rimas Tuminas siūlė tikrai labai gerą. Ar tai būtų Rostanas Sirano de Bergerakas, kurį siūlė Tuminas, ar tai būtų Čechovas, ar dar kažkas, kas siūlė Dalia Tamulevičiūtė. Tai tikrai gera literatūra, kuri mokina tave ne tik kaip aktorių, bet mokina kaip rašytoją. Tai aš jūsų ir noriu paklausti kito klausimo, kaip rašytojo, nes jūs esat toks daugiamatis rašytojas, nes viena vertus, jūs būdamas profesionaliu, reiškia, rašytojų rimtoje prozoje, taip pat ir poezijoje,
tuo pat metu gebat suderinti su komercinio teksto kūryba. Rašėte scenarijus komerciniams Lietuvos televizijos serialams. Ir va čia mįslė tokia, ar jums reikia kažkokią tai vidinę rašytojo pavarą prijungti iš vienos pozicijos į kitą, kad galėti perėti iš nuo komercinio teksto prie sudėtingo rimtosios literatūros. Vat kaip čia yra su ta skirtimi? Ta skirtis yra tokia, kad norėdamas išgyventi, tu turi dirbti darbą, už kurį moka pinigus. Jeigu tik tai rašysi apsakymus, kokie jie bebūtų geri, tai vis viena šeima nebus labai patenkinta, nes, nebus tų paprasčiausiai pinigų. Tai yra tokios vietos, kur galima tų pinigų uždirbti. Dabar jau senokai nerašiau nieko jokiem serialam, bet žinot, tai daryti yra tikrai sunku, todėl kad tas darbas yra kaip darbas prie konvejerio fabrike. Tu turi atsistoti, atsikelti ir parašyti, sakykime, tuos, nežinau kiek ten, sakykime, 3 scenas per dieną, bet jas tu turi parašyti ir parašyti ne taip kaip viena, kad ir tu pats, bent jau to parašymo, nebūtinai to, kas po to bus ten vaizde parodyta, bet bent jau to parašymo galėtum nesigėdyti ir pats prieš save, ne prieš ką nors kitą. Ir kitas dalykas, kad tai atitiktų būtent tai, ko nori ne tik tai režisierius, bet ko nori prodiuserinė kompanija ir televizija, todėl kad ten žmonės dirbantis nėra laisvi taip, kaip jie nori patys savo rašyti. Ten yra tam tikras, sakykime, jeigu rašai serialą, tai yra tam tikras lokacijų skaičius. Negali vykti veiksmas ten, kur tau užsinori. Negali atsirasti personažų kažkokių, kurių tau šaus į galvą. Toks personažas turi būti pagrindinis ir būti pagrindinis, nes jis ten pasirašyta sutartis su brangiu aktorium, kuris reikalingas televizijai. Ir būtent jis turi ką nors ten daryti, o ne kitas koks nors personažas. Ir taip toliau. Ir tai yra, ir tai turi būti parašyta per labai trumpą laiką, kadangi, gal čia pasakysiu kokie tokie, nepasakysiu paslapties, kad vyksta dėrybos, sakykime, ten parašomas sinopsis, parašomas ten pirma serija, pilotinė, galbūt kažkas nufilmuojama, nešama į televiziją, tai ilgiausiai ten gal dar pataisyti tą, o gal taip, o gal kitaip, o čia to negerai, o čia pavadinimas netinka, tas netinka. Galiausiai, kai jau visiškai absoliučiai nebeturi jau, galvoji, trauk velniai viską, tada už mažiausią kainą išsidėjai, tada sako, reikia mums ten, grubiai sakant, po savaitės, jau turi į eterį leisti. Ir tada visi verčiasi per galvą, visi ką tai daro. Tai yra toks tikrai sunkus juodas darbas. Ir žinoma, ten bandai ieškoti prasmės, bandai ieškoti tam tikrų savo įdomių dalykų. Kai padirbi kokį 10-15 metų prie tų tekstų, paskui tikrai jau darosi bloga kartais, bet ką padarysi. Iš pradžių, žinoma, tai labai irgi įdomu, nes tai įdomu. Tai reikalauja ne tik iš rašytojų, bet ir iš aktorių labai greitos reakcijos, labai greito kažkokio tai situacijos keitimo. Nežinot, pavyzdžiui, Nekvestoj meilėj buvo, kad mes dar buvom buvo toks serialas, rašėm ten. Ir buvo taip, kad vienas personažas
buvo pagrindinis, bet staiga kažkaip aktorius ėmė ten kažko nesutarė gal su televizijos kažkokiais vadais ar kuo. Ir dar serialo nebuvo, jis nebuvo eteryje, jis buvo tik tai kūriamas, daroma. Liepė jį nužudyti, išmesti, kad nebūtų to personažo. Nu, mes jį, aišku, nužudėm, nu ką padarysi ten, jis numirė nuo širdies smūgio, pasakęs, kad vapsva ne taksi, ten, ne, vapsva, nors kažkaip vapsva irgi languota, bet tai ne taksi, ar kažką ten tokį tekstą ir numirė. Tai Adas Večerskis vaidino tą personažą. Ir, nu, o po to nu ir toliau jau mes rašėm. O tada pradėjo rodyti tą serialą. Reitingas buvo aukštas ir staiga pamatė, kad visi mėgsta tą personažą, būtent tą, kurį mes numarėm. Kurį nužudėt, anksčiau laiko. Taip. Ir sako, reikia, kad jis vėl atsirastų. Bet mes sakom į priekį nufilmuota, jau ta prasme, nu, žinot, jau istorija nusisukus. Ne, reikia. Nu gerai, tai padarėm Brolį Dvynį, bet tai yra, nu, žinai. Pigus sprendimas, bet... Nu, pigus, bet greitas, supranti, greitas, nes reikia dabar. Viskas vyksta, pinigai sukasi, žinai. Tai čia toks vienas iš juokingesnių epizodų, bet jų ten gana nemažai būna. Ir tai yra tikrai, nu, tikrai darbas sunkus čia. O kita vertus, dirba žmonių nemažai, uždirba nemažai pinigų, tai dirba Lietuvoje, moka pinigus, moka mokesčius, tai yra prasmingas dalykas. Tas pats juk ar rodyti kažkokį lietuvišką ten kriminalą, ar rodyti kapitoną, kokį ten Reksą, nu... Reksas yra labai geras. Reksas geras, aš mėgstu šunis irgi. Taip. Na ir Skubidu gerai vaikams. Gerai ir Skubidu. Noriu paklausti apie kitą literatūrinį fenomeną, tai yra prozos rašymas tarmiškai. Pamenu, kažkuriame tai buvau jūsų knygos pristatymas, man atrodo, mano vardas Marytė, Kaune, Laisvės alėjoje, centrinėme knygyne. Bet jūs ten kažkaip tai paskaitėte ištrauką ir iš savo prozos Aukštaičių tarme. Esate iš Molėtų krašto. Gal pasakytumėt, kaip Lietuvos leidėjas ir skaitytojas reaguoja į prozos kūrinį, kuomet jis tarmiškai parašytas? Ar jisai tik aukštaičių skaitytojui skirtas, ar visiems? Na, žinot, Tomai, tas kūrinėlis, kurį jūs sakot, jis yra toks beveik anekdotas apie Danį, kuris varo samagoną miške. Ir jisai juokingas, jis parašytas pagal tikrą atsitikimą, kurį pasakojo mano draugas apie savo uošvį. Ir, nu, jisai parašytas, tiesą sakant, netarmiškai. Jisai parašytas normaliai, bet kažkaip vieną kartą paskaičiau, aš tarmiškai, ir tarmiškai jis labai neblogai skamba. Ir dažniausiai kokiem nors susitikimams su skaitytojais nuimti tam tikrai per dideliam rimtumui, arba užbaigti, arba tiesiog kažkokia gera nuotaika, tai tas labai tinka. Kitas dalykas, kad tarmė juk nėra vien tik tai kažkoks, vien tik tai leksika. Tarmė yra gilesnis dalykas ir tarmė apima iš vis kalba plačiau ir giliau. Ir jinai... Visa pasaulėžiūra žmogaus ten užkoduota. Būtent. Ir todėl, kai rašai, vis viena negali pabėgti nuo savo tarmės, nepaisant to, kad rašai tą vadinamą, na, bendrinę kalbą. Aš kažkada tai bandžiau Sigito Parulskio eilėraščius skaityti tarmiškai. Buvo labai įdomus dalykas, kad atradau tokį daiktą, kad
jo eilėraščiai iš knygos, iš ilgesio, iš ilgesio visą tai, beros, ta pirma knyga vadinasi, jie nuostabiai gulasi ant aukštaičių tarmės. Paskui kažkuriuo momentu jisai tarsi išmoksta jau tą bendrinę kalbą, taip jau ar jį persmelkia, ar kažkaip, nežinau kodėl, bet vėlesnių tekstų jau nebegali taip tarmiškai, tiesiog pervesti į tarmę ir tarmiškai perskaityti. O paskui dar vėliau vėl ateina tas pats, dar vėlesnius jo eilėraščius gali tiesiog matyti, žmogus tiesiog atsipalaiduoja, kažkaip grįžta tas, žinot, juk grįžta kažkoks laisvumas, nes pavyzdžiui, tiesą sakant, grįžus į Molėtų rajoną, į Molėtus, automatiškai gali pradėti kalbėti rytų aukštaičių tarme ir tarsi atrodo, kad atsipalaiduoja žandikaulis, kažkas tai, tu tiesiog ilsisi visas kalbos aparatas, tiesiog tu pasirodo visą laiką buvai kažkiek įsitempęs, kalbėdamas tą bendrinę kalbą. Aš manau, kad čia visiems taip yra. Ir žinot, tas normalios tos dabartinės kalbos, dabartinė kalba juk irgi yra ir tarmės. Taip pat nuvažiuoji į kur nors ir girdi, kaip vaikai kalba tarmiškai. Žmonės kalba tarmiškai. Tiesiog, pavyzdžiui, vakar buvo kalba apie šitą visą audrą ir apie kaip išgriauti medžiai. Ir kalba žmogus iš Utenos. Labai gražus, fainas žmogus. Bet iš karto girdi, kad jis iš Utenos. Todėl, kad jis kalba bendrinę kalbą, bet jisai sako problemos. Iš karto tą iš karto supranti, kad tai čia iš Utenos problemos. Čia didelės problemos. Ir aš nesijuokiu iš to. Tai yra kraujyje, tai yra išsitaria automatiškai. Tu nori, nenori, taip išsitaria. Ir žinot, man atrodo, kad rašymas ar tarmėmis rašo, Vladas Braziūnas rašo tarme kartais. Taip pat rašė Viktorija Daujotytė tarme. Žemaitiškų eilėraščių knygą yra išleidusi. Taip pat rašo Regina Katinaitė Lumpickienė, kuri rašo vien tik tai tarme, rytų aukštaičių, uteniškių tarme. Ir rašo dzūkiškai Juozas Žitkauskas. Yra žmonių, kurie vartoja tas tarmes. Ir aš nemanau, kad tai yra būtina, bet manau, kad tai galima. Jo labiau, kad pavyzdžiui, Rimas Kmita su savo romanais parodė, kad galima rašyti ir tuo šiaulietišku, vadinkim, žargonu, kuris irgi turi tarmės turbūt požymį, bet ir tai yra puikūs tekstai, kuriuos skaito su malonumu visoje Lietuvoje. Aš ne šiaulietis, bet aš perskaičiau su džiaugsmu jo tekstus. Ir aplamai kyla klausimas, ar mes su bendrinė kalba nuolat modifikuodami kirčiavimą, ar ne per toli nueiname, nes iškyla tokios diskusijos, kaip kirčiuoti vardą Paulius ar Paulius, profesorius Genzelis ar Genzelis, gegužė ar gegužė. Ir kartais net ir mokėdamas tą mūsų bendrinę kalbą, kartais jau pradeda galvoti, gal tu kažkiek ir atsilikęs, netoks pažangus. Vat čia toks klausimas, ar įdomu, ar kitos kalbos, ypač mažosios kalbos, taip yra susirūpinusios savo kirčiavimu, nes kažin ar tai mūsų kalbinio išlikimo klausimas nuolat modifikuoti kirčiavimą. Mes turbūt kaip tauta galim ir su savo tarmiška įvairovė likti. Nes čia toks filosofinis klausimas, kalbinis, lingvistinis, filosofinis. Mat, kuomet 20 amžiaus pradžioje mums reikėjo įsteigti valstybę, buvo aišku, kad mes turime išsilenkinti lingvistiškai, kurti lietuvišką bendrinę kalbą, turėjo būti sukurti naujadarai kaip mokinys, kas šiandien atrodo savaime lietuviškas žodis, bet jis naujadaras. Ir vat kaip tada yra šiandien? Šiandien mes kaip ir turim liktais gal kitą problemą, per daug
angliakalbystės, bet čia padėka turbūt tiems, kurie dirba su kompiuterinėmis programomis, kad lietuviškai mes galėtume atitikmenis turėti ir jie prigytų, išsaugoti dokumentą ar bylą, o ne užseivinti. Vat, aš nežinau, koks jūsų požiūris, Alvydai? Požiūris į kirčiavimą ar požiūris į ką? Man kaip poetui, pavyzdžiui, ne tik kaip poetui, nu čia aš labai garsiai pasakiau kaip poetui, tiesiog kaip poezijos skaitytojai, mane erzina netikslus kirčiai. Ir mane, pavyzdžiui, todėl man sunku skaityti Joną Aistį, kuris tarsi geras poetas, bet daugelį vietų kirčiuoja kažkaip savotiškai ir tas duoda vėlgi, nesuteikia malonumo. Aš negaliu, man rėžia ausį, kai sako, mes pastatėme 2 spektaklius. Aš negaliu klausyti spektaklius, kai yra spektaklius, reikia sakyti. Ir tai yra taip elementaru. Tai man tiesiog pjauna ausį. Man atrodo, kad yra ta kalbinė klausa. Man nepjauna ausies, pavyzdžiui, tos problemos, kaip sakiau, su todėl, kad tai yra aukštaitiškas tarimas, bet, pavyzdžiui, spektaklius čia nėra joks aukštaitiškas tarimas, nei žemaitiškas čia tarimas, nei joks tarimas. Čia yra tiesiog negebėjimas kalbėti lietuviškai, bet kadangi tų taisyklių nėra labai daug lietuvių kirčiavimų, aš manau, kad daug kas gali klysti, daug kas viską, mes nebegirdim tų priegaidžių, tvirtapradės ir tvirtagalės labai dažnai ir todėl nemokam kirčiuoti, nes pagal priegaidės priklauso, kur nušoka kirtis daugeliu atveju. Tai, žinoma, mums padarė didžiulę įtaką ir tos visos kalbos, jūs minėjote, Tomai, anglų kalbą, dar anksčiau rusų kalbą padarė ir rusų kalba veikia iki šiol. Ir jinai paveikė taip smegenis, kad žiūrėkit, žmonės nenori sakyti žodžio Jolita, vardo, nenori. Jolita, aš esu Jolita. Kodėl Jolita? Todėl, kad taip tėvai pasakė, todėl, kad aš taip noriu, man taip gražiau skamba. Bet lietuviškai kirčiuojama Jolita ir čia ne todėl, kad kažkas sugalvojo, bet todėl, kad taip egzistuoja, taip kalba vystosi. O tas Jolita atsiradęs iš to, kad 50 metų rusų priespaudos, rusų kalbos nuolatinio kasdieninio girdėjimo atvedė į tai, kad tai pasidarė gražu. Tas, žinai, triskiemeniai vardai moteriški rusų kalboje visada kirčiuojami antram nuo galo skiemeny. Marina, Galina, Marija, Jolita, visos tos moterys yra kirčiuojamos antram skiemenyje, vidury. Jeigu triskiemenis, praktiškai nėra žodžio rusiško vardo, kuris būtų kirčiuojamas kitaip, triskiemenį. Aš jau jūsų, Inga, prašysiu įsitraukti su italų kalbos analogijom. Jūsų mikrofonas išjungtas. Įjungiau. Dėl vardų, pavardžių ir viso kito kirčiavimo. Šiaip jau pasaulyje, manyčiau, taip turėtų būti ir Lietuvoje, kirčiuojame taip, kaip nori tas žmogus save kirčiuoti. Ir prancūzų kalboje, tarkim, arba toj anglų kalboje, ar bet kur, reikia pirmiausiai atsiklausti žmogaus, kaip jis save vadina ir taip jį vadinti. Tai, Inga, bet matot, taip ir yra. Lietuvoje taip ir vyksta. Aš nesakau, kad tai nei blogai, nei gerai. Aš sakau, kad ta įtaka rusų kalbos, jinai yra tokia gili, kad visiems yra gražiau ir visi nori būti kirčiuojami kaip rusai. Tai tik tai tiek. Aš nesakau, kad tai blogai. Marinos, tai Marina čia itališkas, jeigu ką yra. Tai Marina visada Marina. Gerai. Ir man verčiant serialus būna didelių tokių, sukirčiuoja kaip jiems reikia, bet pavyzdžiui, Anželika ar Anželika? Lietuviškai nei taip, nes čia
nes, nu, nelietuviškas vardas, kaip nori, Tai taip va, tai kirčiuoja. va. Man tai neatrodo, kad tai yra problema. Tai nėra problema, bet žmogus save vadina, aš, pavyzdžiui, Inga Tuliševskaitė ar Tuliševskaitė. Nu, Na ir kaip save vadinat? aš tai Tuliševskaitė vadinu save, o kaip mane ten kiti vadina, nežinau. Tai va. Bet pereikim prie klausimo dar vieno. Literatūra. Šiaip jau yra gyvenimo atspindys. Kas kart vis kitoks, vienam amžiui vienas, kitas, kuris pačiam yra gražesnis. Ar senasis, ar naujausias, naujoji literatūra, tarkim. Ar čia negalima palyginti? Galima palyginti, kodėl? Bet aš nedaryčiau tokios skirties, todėl kad kas yra ta senoji literatūra, kur jinai baigėsi ir kur prasideda naujoji literatūra. Tiesą sakant, man labai patinka daugelis šiuolaikinių kūrinių, bet patinka daug ir senųjų. Aš, žinoma, manau, kad žinoti, kaip literatūra vystėsi, kaip prasidėjo, kas buvo tie tėvai, kurie kūrė, kad ir lietuvių literatūrą. Reikia žinoti, jeigu esi profesionalas. Ir kad tiesiog viena, kad įdomu, antra, kad nesikartotum, kad nepradėtum išradinėti dviračio ir dar ką nors. Bet skaitytojai turbūt tai nėra labai svarbu. Skaitytojai negyvena vien literatūra, jie turi daugybę visokių kitų reikalų ir nežinau, man patinka daugelis kūrinių. Aš labai mėgstu, iš lietuvių labai mėgstu tuos tiesiog mūsų klasikus, tai Granauską, Aputį, Čigriejų, tai mano mėgstama literatūra. Bet taip pat ir naujus. Bet pats labiau rašot apie, yra ir praeities. Man asmeniškai labiausiai patiko apsakymų rinkinys Lietaus dievas. Čia yra mano knyga. Bet jūs rašėt ir Mano vardas Marytė, kur nėra jau čia istorija. Tai jums patiems, pačiam, kas labiau prie širdies? Ar žiūrėti į istoriją, ar dabartis, ką matai pro langą? Kai rašai, tai ką rašai yra dabartis. Bet, matot, jeigu kalbant apie Marytę, Mano vardas Marytė, tai buvo būtinybė parašyti tą knygą. Tiesiog susidūriau su tuo, kad turėjau ją parašyti. Ir ar tai patinka man, ar nepatinka, bet bendravau su tais žmonėm, jiem įsipareigojau, kad apie jų gyvenimus, kurie jie man pasakojo, kartais gana nenoromis, kad aš kažką su tuo darysiu, kad tai nebus tik tai mano toks, tiesiog užgaida pasikalbėti ir su jais, ir juos ten pakalbinti apie tai, kaip Mes kalbam apie Vilko vaikus, ar ne? Taip, kas įvyko jiem kažkas baisaus, ar ten kaip buvo ten vaikystė. Jiem tai buvo tikrai gana sunku. Aš dėkingas, kad jie man pasakojo. Ir aš buvau priverstas apie tai kalbėti, bet juo labiau, kad vis viena literatūra, kai ją rašai, jinai, negali būti vien tik tai praeitį. Aš rašydamas apie Vilko vaikus ir apie tą laikotarpį, apie tos žmonės, aš naudojau tame rašyme savo patirtis ir savo paties, juk aprašyti, kaip vaikas eina naktį per mišką vienas ir alkanas. Tai, žinai, tai tu gali naudoti savo, jeigu tu ėjai alkanas, jeigu tu įsivaizduoji, kas yra naktis ir taip toliau, tu neaprašinėjai iš kažkur pagal tai, kaip ten buvo seniau.
nežinau, nežinau, rašyti istorinę literatūrą kaip kažkokią būtent kaip istorinę literatūrą, nemanau, kad labai man artima. Aš šiuo atveju su tais Vilko vaikais tiesiog sakau, buvau kaip ir priverstas tai daryti, nes kitaip, būčiau turbūt nesuprastas į tų žmonių ir pats būčiau kažkaip tai, jautęs tokį neišsipildymą. Jie Knyga įvertino knygą. Kaip sakot? Į knygą jie įvertino, perskaitė jūsų, buvo pristatymai, kas nors atsiliepė, kad išpildyt jų tą lūkestį. Tiesą sakant, buvo ir nemažai, ir man dabar jau jūs, Tomai, mane beveik čia privertėt girtis, bet tai tebūnie tai nebus pasigyrimas toks, kad ne kartą, o keletą kartų buvau susitikęs su žmonėmis, kurie ne patys buvo Vilko vaikai, bet jie buvo Vilko vaikų vaikai. Ir jie man pasakojo, kad perskaitė mano knygą, po to davė tėvams skaityti, kurie būtent patyrė tai. Ir tėvai patys, jiem nieko nebuvo pasakoję. Ir kai perskaitė mano knygą, tada tėvam tarsi atsirišo kažkas, liežuvis atsirišo, ar kažkokia užtvanka sugriuvo. Ir jie pradėjo pasakoti apie savo gyvenimą. Tai manau, kad tai yra labai, labai vertinga ir labai, labai svarbu. Nes, žinot, su tuo kalbėjimu apie savo traumatinę patirtį, visi suprantam, kad tai yra tikrai labai sudėtinga turbūt. O čia sudėtinga įvairiais aspektais. Viena, kad tai tiesiog nesinori prisiminti ir tą turbūt netgi pati atminti, padeda gyventi, kad tu užmiršti tos siaubingus dalykus, kaip atmintis blokuoja. Atmintis blokuoja, taip toliau. Bet žinot, įvyko dar vienas dalykas, kai aš rašiau tą knygą, man paskambino viena rašytoja. Nesakysiu pavardės, bet jos dabar ir nėra tarp mūsų, jinai jau išėjo iš šio pasaulio. Tai ir ta moteris man sako, girdėjau, kad tu rašai kažką apie Vilko vaikus, apie vokiečių tuos pabėgėlių vaikus. Aš sakau, taip, renku medžiagą, rašau. Jo. Jinai sako, bet taigi tu nieko nežinai apie tos Vilko vaikus. Aš sakau, tai aš ir noriu sužinoti, aš ir ieškau. Tai va, tu nieko nežinai, o aš žinau, sako. Nes tie vokiečių vaikai prie mano tėvo namų, ten prie kažkokios sodybos, buvo pasistatę tas savo palapines. Tai tu žinok, kad tos vokiečių mergaitės viso kaimo vyrus apkrėtė sifiliu. Tai galima įsivaizduoti, kokia tai yra, koks tai siaubingas požiūris. Kad mergaitės, ten 13-metės, ar nežinau, 12-metės, ar 15-metės, ar kažkokios, kad jos atseit apkrėtė sifiliu kažkokius tai viso kaimo vyrus. O tai, ką tie vyrai darė, kaip jos apkrėtė su krapylu tenai, ėjo ir krapijo ant tų žmonių, ant to visko. Supranta, tai siaubingas labai dalykas ir kadangi žmonės, būtent tie vokietukai, kurie čia atėjo, labai dažnu atveju papuolė į tam tikrą gana tamsią išsilavinimo prasme. Papuolė tarp gana tamsių, gal ir gerų, dažnai gal ir visokių žmonių, bet va tokie, jeigu tai galėjo pasakyti žmogus vis tiek su aukštuoju išsilavinimu, kaip aš įsivaizduoju, netgi rašytoja, tai kokia nuomonė apie tos Vilko vaikus galėjo būti tarp tų
neįsilavinusių žmonių, tarp pilnų kažkokių tai įtarimų ir visokių prietarų žmonių. Kaip jie žiūrėjo. Ir tie, suprantat, tie žmonės nenorėjo, jie norėjo užmiršti savo praeitį, jie nenorėjo būti asocijuojami su tais, tarsi tai būtų gėda, tarsi tai būtų kas. Čia yra toks ir siaubingas dalykas. Ir žinoma, lietuviai daug padėjo tiem vaikam ir visko, bet buvo labai daug siaubingų dalykų, buvo visko. Ir apie tai irgi negalima nutylėti. Man tas skambutis man atvėrė akis. Aš prieš tai, aš kažkaip nedrįsau apie tokius dalykus nei pagalvoti, bet kažkaip ir man apie tai niekas iš tų Vilko vaikų nelabai sakė. Paskui, tiesą sakant, jau be skaitydamas, kai kur ten vis tiek ieškodamas tos medžiagos, tai visko ten yra, visko buvo. Ir žinot, bet pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad niekur neteko nei skaityti, nei girdėti, kad būtų kas nors iš lietuvių partizanų, kaip nors pogrindžio kovotojų, kad būtų kaip nors susitepęs panašiais dalykais ten su vaikų kažkokio prievarta ar sakykime, ten, nežinau, seksualinė prievarta ir kitokie. Bet priešingai teko girdėti ir skaityti, kad partizanų gydytojai yra padėję vokiečių vaikams ir taip toliau, ir taip toliau. Tai šiuo atveju aš čia kalbu apie tą būtent, kodėl apie partizanus užsiminiau. Todėl, kad vokiečių filme, kuris, man atrodo, taip ir vadinasi Vilko vaikai. Taip, aš jį mačiau. Yra epizodas, kai lietuvių partizanai kažką tai blogą daro su tais vaikais. Tai šitai yra nesąmonė, nes kai jų paklausėme, kodėl čia iš kur tas epizodas, ko čia remiasi. Jie sako, tai buvo pokaris, karas, dar, tas karas po karo ir kodėl negalėjo būti, juk galėjo būti. Bet tas įsivaizdavimas, kad galėjo būti, tai negalėjo būti, negalėjo ir nebuvo. Ir, kartais kalbant apie praeitį, atsiranda tokių labai neatsakingų pareiškimų, pasakymų. Sakykime, aš irgi, kai rašiau apie mano vardas Marytė, apie tos vaikus, aš visada stengiausi, kad kiekvieną faktą, kurį ten miniu, kad apie jį būtų bent 2-3 kartus paliudyta kelių žmonių. Ir todėl, kad, žinot, atsiminimai yra labai nepatikimas dalykas. Ir prisimeni savo kažkokias vaikystės patirtis ir visą tai atrodo kaip sapnas ir kartais tu net nežinai, ar čia tau pasakojo, ar tu pats iš tikrųjų tai įvyko, ar su tavim, ar su tavo broliu, ar tavo brolis tau kažką padarė, ar tu su tam broliu, ar dar kažkaip. Tai tikėtis, kad ten papasakos viską labai skaidriai ir aiškiai ir labai teisingai, nėra labai 100% teisinga. Todėl stengiausi, kad viskas būtų, kad niekas negalėtų man pasakyti, kad šito nebuvo. Pavyzdžiui, toks epizodas, daugelį pasakojimų užrašytų yra toks epizodas minimas. Kaip traukiasi, kažkur bėga vokiečių pabėgėliai nuo rusų armijos ir ten namą pamato, į namą užeina, atsigert ar ko. Ir ten randa visą šeimą, kurie prikalti prie stalo, rankos ir liežuviai prikalti prie stalo ir sėdi šeima aplink tą stalą. Bet kai pradedi po to klausinėti, ar matei tą, ar jūs matėte tą, ar kaip, ne, čia man pasakoja. Ir visada visi tik tai pasakojo apie tai. Taip aš ir neradau nei vieno žmogus, kuris būtų sakęs, kad tikrai tai aš buvau, mačiau, taip ir buvo. Tai todėl tokio dalyko negali įrašyti. Kaip lygiai, taip kaip tie filmo kūrėjai, kad
mano nuomonė, labai negarbingai pasielgė tą epizodą įdėdami į filmą. Tai Vis dėlto čia buvo sunkiausias turbūt paties romanas rašyti. rašyti, Ta prasme, dvasiškai. aš suprantu, ką jūs turite omeny, bet sunkiausias gal kalbėtis su tais žmonėm. Tai čia savaime. Tai. Kalbėtis ir po to kažkaip vėl, žinot, aš ten mane ir pasiuntė yra kelių raidžių ten ir taip toliau. Ir tie žmonės, žinai, vis viena po tokio gyvenimo ir po tokių patirčių trauminių, paskui vis tiek tie žmonių ir nervinė sistema ir viskas turbūt irgi nėra tokie geležiniai ištampyti ir labai greitai žmonės ir pravirksta ir susigraudina ir labai greitai nebenori kalbėti ir taip toliau ir taip toliau. Ir todėl sakau, tas jų klausimas, o kas toliau, nu vat papasakojom dabar. Arba ten, nu vat prieš mėnesį mes daug kalbėjom, nu o kas dabar kur yra. Tas ir privertė tą knygą atsirasti, nes. Kuriais metais maždaug buvo pradžia? Mintis, pokalbiai. Tai gal aš dabar nepamenu, knygoje ten įrašiau ar 2007 ar 2009. Nes gal neišduosiu didelės paslapties, gal tada mes ir kalbėjomės, kad buvo pirmas sumanymas filmas. Taip, buvo pirmas sumanymas filmas ir mes rašėm scenarijų kartu su Evaldu Ignatavičium ir ieškojom pinigų ir prodiuseriai ieškojo ir Vokietijoje ir taip toliau, nes tai vis dėlto, na, tas istorinis filmas, jis reikalauja nemažai lėšų. Bet vokiečiai buvo suinteresuoti kai kurie, tačiau labai specifiniam sąlygom. Jie norėjo arba kad mūsų iš vis nebūtų jokių autorinių, nupirkti tiesiog autorinės teisės, kad nebūtų nei mūsų vardų, nei pavardžių, o kiti norėjo, kad nebūtų, kad ne mums, o jiems priklausytų paskutinio montažo teisė filmo. Tai, aš suprantu, ir mes nesutikom. Bet tai va. Tai dėl to aš labai džiaugiuosi, kad vis dėlto pasirodė knyga, nes aš to filmo maždaug nuo tų metų ir vis laukdavau. Tai bet nežinau, dabar pavyzdžiui, filmą daryti pagal šitą. Ne, dabar jau. Nežinau, gal būtų ir prasminga, bet kita vertus man baisoka, kad žinot, jau žmonės, daug žmonių perskaitė tą knygą. Palikim knygą. Ir jie yra susikūrę savo filmus. Taip. Jau dabar netas. Gal tada paskutinį klausimą užduosiu, kadangi mes esame Lietuvių pencentro nariai, norisi paklausti, Alvydo, kaip jūs atradote Lietuvių pencentro organizaciją ir kai ją atradote, kiek jūs tada supratote, jog tai yra tarptautinio PEN padalinys ir kad čia yra susiję su ir žmogaus teisėmis, ir mažų kalbų teisėmis išlikimu, ir žurnalistų išvadavimu, rezoliucijų priėmimu, nes mūsų Lietuvių pencentre vis dėlto dominuoja labiau literatūrinė tradicija, literatūrinė veikla, mažiau, nors esame kaip ir labiau politinė organizacija, bet kadangi taip jau susiklostė, kad pas mus akcentas vis dėlto labiau į literatūrinę pusę. Koks jūsų atėjimo į šią organizaciją buvo kelias ir kaip jūs tuo metu matėte šią organizaciją? Na, atėjimas buvo per bičiulius, kadangi mane pakvietė anksčiau už mane šioje organizacijoje buvę bičiuliai. Tai
pirmiausia Herkus Kunčius ir Almantas Samalavičius. Taip pat pritarė, kad mane priimtų į mūsų PEN klubą, taip pat ir Kornelijus Platelis. Kadangi visus juos pažinojau ir jie kalbėjo apie tai, kad reikia kažką tai daryti, galima tiesiog burtis, kurti kažkokias tai, nežinau, forumus, diskusijas, galima tiesiog perskaičiau tarptautinio PEN klubo chartiją ir supratau, kad man tai artima, kad man viskas ir sutikau būti to nariu, mane priėmė ir nuo to laiko toj veikloje dalyvauju tiek, kiek ta veikla vyksta ir nevyksta. Kaip tarptautinio PEN klubo narys, tai dalyvavau susitikimuose, bendravau su Lenkų PEN centru, ten ir Varšuvoje, ir Kėdainiuose, ir čia Vilniuje, ir kitur. Be to bendravom ir su Baltarusių PEN nariais ir dabar dar bendraujam su tais, kurie yra egzilyje, nes tas PEN klubas negali egzistuoti pačioj Baltarusijoje, taip pat ir su ukrainiečių PEN centru. Bet šiaip jau prisipažįstu, kad nesu labai aktyvus PEN klubo narys, galėčiau būti turbūt ir aktyvesnis. Žinoma, džiaugiuosi, kad yra tokių narių, kaip, sakykime, Gintaras Bleizgys, kurio iniciatyva, praktiškai, aš nežinau, kieno iniciatyva buvo 2001 metais įsteigti tą vertėjo krėslą, bet vis dėlto Gintaras įsipareigojęs ir tą visą laiką vykdė visus šios metus nuo pat 2001 metų, kad jis pirkdavo tą kažkokį, užsakydavo kažkokį krėslą tam vertėjui, viską jis inicijuodavo, kad tas įvyktų kiekvienais metais. Ir vertėjai tai taip vertina, kad net yra palyginimas, kad tas vertėjo krėslas toks pat svarbus jau kaip ir druskininkų, reiškia, poezijos ruduo, kad... Tai labai džiugina ir, žinot, galima ir pasidžiaugti to, kad pasižiūrėjus į tuos, kas gavo tuos apdovanojimus, tikrai visi labai stiprus ir geri vertėjai ir už gerus kūrinius. Nežinau, kaip jum, Inga, atrodo, jūs kaip vertėja, gal kitaip žiūrit. Man nedavė, tai yra ne mano kūrinį išverstam. Gal tai tik tai rodo, kad labai didelė neturiu žodžio. Su šita linksma gaida noriu labai padėkoti, kad sutiko dalyvauti šioj laidoj. Mes tokiu būdu suradome pirmąją kregždę Lietuvių PEN centro balsų šitame mūsų tinklalaidės cikle. Kviesime kitus mūsų narius, bet šiandien noris pasidžiaugti, kad mes pasikalbėjom ne tik, kad neformaliai, nuoširdžiai, bet atskirais momentais aš pajutau kažkokias tikrai dvasinės vibracijas, kaip tas žodis dvasinės bebūtų gal kažkaip tai nuvalkiota, bet kažkas suvirpino, kažkas sujaudino. Mes turėjom linksmų aptarimų, bet kartu ir egzistenciškai svarbių, gilių. Tai ačiū Jums, Alvydai, labai. O tikrai, manau, ir mūsų žiūrovas kažką tai pasisems iš šio mūsų pokalbio. Tai ačiū, Labai ačiū Inga. Ačiū.